Kai gerai, kad aš su apsauga. Sveiki visi, kadangi aš esu truputį bailė ir bijau airsofto, o mūsų vaikinai jau pasiruošė jam, mes sugalvojom jiems užduotį. Jie jau pasiskirstė komandomis, atskirsit komandas pagal spalvas ant rankų. Ir dabar jų užduotis bus išgelbėti mane iš operatoriaus nelaisvės. Ta komanda, kuri pirma mane išgelbės, laimės. Lauritos širdį! Aš jau pasislėpiau bokšte, vaikinai nubėga į savo bazės, ką tik prasidėjo mūšis, žiūrėsim, kuri komanda pirma pasieks mane. Mūsų planas išgelbėti Lauritą, kuo greičiau iš karto bėgti pas ją, šaudyti, ką matom, jokių taktikų stiprių neturim. Komandos šūkis, išgelbėjim Laurą! Mano sargybinis su manimi jau bokšte, žiūrėsim, ar jiems pavyks mane apsaugoti nuo priešų komandos. Pavyks. Ar tu tikras? Tikras. Aš irgi pasitikiu savo komandą. Taisyklės yra tokios, kad jeigu kažkuris iš komandos narių yra pašautas, jie turi grįžti į bazę. Ta bazė yra pakankamai toli. Tai jeigu jie būtų gausis, kad bus pašauti vienu metu, aš liksiu neapsaugota. Tai vyrai, prašau stiprybės ir bent vienas nebūkit pašautas, dėl to, kad mane pagrobs priešai. Kur ta Laura? Jaučiu, nušoviau Laurą. Ai! Pašovė! Mano saugotojai pasikeitė, komanda pasikeitė, aš vis dar saugi. Žiūrėsim, ar šitą komandą mane apsaugos taip pat puikiai. Aš truputį įsibaškiau, nes jau šūviai prasidėjo, viskas bėgs slėpti. Girdžiu priešus. Biškai atsikvėpsiu, nes jau tai metai. Labai bijau šūvių, tai einu, tiksliau sėlinu. Nežinau, ar čia yra geras sprendimas ar blogas, bet kažką svarbiausia daryti, žinau. Kur vyrai? Vyrai. Kur yra šaudus? Atgal! Opte! Oh, shit! Pataikė. Nušautas ar ne? Aš turėjau prašyti ir melstis, kad manęs, nu žinot, neišgelbėtų ir panašiai, nu bet šaunuolis užgrabė pilį, mane pagavo, išgelbėjo, ai ir aš ir taip šitą komandą ten labiau mėgau, tai viskas gerai. Nepamirškit prenumeruoti mūsų kanalą, paspausti varpelio ir susitiksim kitose mūsų filmukuose. Visa. Laura! Prašau, nukritau, tu kartas išėlės.
Jau.